Sveiki TV eterio žiūrovai. Šiandien nuotoliniu būdu turėsime galimybę pabendrauti su galingiausiu pasaulyje žmogumi Žydrūnu Savicku. Žydrūnas Savickas yra labai nusipelnęs Lietuvai, labai išgarsinęs Lietuvą, kaip galingiausias, tvirčiausias žmogus pasaulyje. Taigi, norime su juo pabendrauti apie tai, kaip jis šiai dienai mūsų Lietuvos žiniasklaidoje yra dviprasmiškai vertinamas ir nemažai iš blogosios pusės, nors Lietuvai jis yra padaręs labai daug ir mūsų šalį išgarsinęs savo laimėjimais, savo pasirodymais, pirmomis vietomis ir, kaip minėjau, stipriausias pasaulio žmogus. Taigi, turime jau Žydrūną Savicką. Sveiki, Žydrūnai, sakykite, labai dviprasmiškai esat vertinamas šiai dienai mūsų žiniasklaidoje. Skaitėme vieną antraštę. Žydrūnas Savickas susiteršė gautą savo garbingą vardą ir yra svarstoma, ar atimti suteiktą titulą. Kaip Jūs manote, ar tai normalios antraštės, ar taip gali būti rašoma? Tai, matot, antraštės ne visada atspindi tiesą. Lietuvoje yra antraštės labiau skaitomos negu pats tekstas. Ir kadangi žmonės, dabar toks laikmetis, neturi laiko, skaito antraštės, tai antraštė paprastai būna melas, o turinys jau truputį parodo, kad kažkaip kitaip viskas yra. Tai tokio svarstymo net nebuvo, kiek aš žinau, tačiau kai kurie, man nedraugiški žmonės, kurie praeitį buvę komjaunuoliai, kagabistai ir visokie kitokie Lietuvos priešai, kurie dabar vaidina labai didelius patriotus, sugalvojo atimti iš manęs garbės piliečio vardą. Bet tai tokie daugiau pusiau anonimai, pusiau tokie ale miesto patriotai čia Biržų. Bet tai yra labai maža grupelė žmonių ir aišku, kai kyla labai didelis biržiečių pasipiktinimas iš vis apie tokį užsiminimą, kad gali iš manęs būti atimtas biržiečio garbės piliečio vardas, tai žmonės labai stipriai sureagavo. Mitingų nedarė prie savivaldybės, bet buvo apklausos padarytos, kur 90% palaikė mane, o tų iniciatorių tai nieks nepalaikė ir net nežinau, kaip baigėsi, iš tikrųjų jau pats nesidomėjau, bet žmogus, kuris ale kažkokiam ten savivaldybės kažkokio komiteto posėdį užsiminė apie tai, bet tam žmogui buvo liepta užsiminti, jis yra neįtakingas politikas ir tiek kiti, kurie sugalvojo, nenorėjo teršti savo vardo tuo, taip pat pasiūlė tam žmogeliui ir jisai žadėjo netgi atsistatydinti iš miesto tarybos po šito atveju. Ar jis atsistatydino ar ne, nežinau iš tikrųjų. Tai galime traktuoti taip, kad antraštė vis dėlto klaidinga. Iš dalies, ta prasme, svarstymas atimti tai turi būti oficialus. Jau jeigu yra svarstymas, tai turi kažkas kreiptis į miesto tarybą ir vykti svarstymas. Tai tokio svarstymo nebuvo. Buvo kažkoks privatus pokalbis tarp kažkokių žmonių, jisai buvo specialiai paviešintas, nutekintas, kad parašyti va tokią antraštį. Dėl jūsų sporto klubo pavadinimo. Jūsų paties, kaip žinomo žmogaus Big Z, šitas pavadinimas, matėm rekvizitai.lt, yra įregistruotas prieš 13 metų ir 10 mėnesių. Tai kodėl būtent dabar užkliuvo tas Z pavadinimas? Tai tie patys žmonės, tai kur čia jau ruošiasi tą antraštę padaryti apie biržiečio garbės piliečio atėmimą, tai iš to pačio tokio siauro kelių šeimų ratelio Biržų tokių, sakau, blogio aktyvistų, aš jau dabar juos vadinu, tai iš jų kilo toks anonimas, kuris parašė laikraščiui,
ale negalėjo praeiti pro šalį, kai žmonės sportuoja sporto klube, kurio logotipe iš 20 raidžių viena raidė yra Z. Iš tikrųjų, aš pats po to įvykio dabar einu ir matau labai daug Z raidžių visur. Aš vakar ėjau pro vieną pizzeriją, ten parašyta PIZZA, 2 Z raidės. Ėjau pro parduotuvę Zara. Ten pirma raidė labai šoka akis Z. Be to, Ukrainos prezidentas yra Zelenskis. Tai kaip jam šitoje situacijoje elgtis? Bet kažkaip nieks iš mūsų žiniasklaidos nepuolė Zelenskio, kad jisai pasikeistų pavardę. Tai, aišku, žiniasklaida man skambino, bet jiem nėra ką rašyti. Žinokit, iš tikrųjų, čia tas anonimas Biržietis buvo jau po kokio mėnesio. Man čia prasidėjus tam karui jau skambinėjo žurnalistai ir klausė, kokia mano nuomonė. Galbūt jie galvojo kažką, aš čia pakalbėsiu vos ne, kad čia viskas gerai su Putinu ar dar kažką, bet kai pasakiau, kad jeigu kažkoks beprotis Putinas naudoja Z raidę, tai nereiškia, kad visi žmonės, kurie turi vardą iš Z arba Ž raidės Lietuvoje, pasaulyje Z raidės, turi keisti savo vardus ir pavardės. Arba visos kompanijos, kurios turi Z raidę, turėtų pasikeisti. Aš negirdėjau, kad Zanussi būtų pasikeitusi, kad Zara būtų pakeitusi iškabas. Aš tikrai nemačiau. Be to, netgi Seimo narys Zingeris nepasikeitė savo pavardės. Tai iš tikrųjų tai yra tuščias laiko gaišimas kalbėti apie kažkokias raidės, kai vyksta rimti procesai pasaulyje. Tik aišku, tokie dalykai parodo, kokioje mes visuomenėje gyvename, kur yra labai daug neapykantos, melo, purvo. Tai iš tikrųjų paskutiniu metu sakyti tiesą yra labai pavojinga ir aš esu tas pavyzdys, kada tu žmogus turi savo nuomonę, savo poziciją ir jeigu tu kažką pasakai ją, tai su tavim nori susidoroti. Ir tai, kad ir tokiom smulkmenom, juokingom, kaip ir dėl to Z raidės ar to antraštės apie Biržų piliečio garbės atėmimo vardą, vis tiek yra bandoma sumenkinti. Bet tas jiem nelabai sekasi. Kuo daugiau mane puola, tuo daugiau sulaukiu žmonių palaikymų. Sakykit, kaip įsivystė ir kaip gimė tas pavadinimas, būtent Big Z? Kadangi anglų kalboje Ž raidės nėra, tai daugelį metų dalyvaujant galiūnų varžybose ir būnant vienu iš lyderių, žmonėms būdavo tikrai sunku ištarti ne tik mano vardą, bet ir pavardę. Netgi Savickas jiem nekaip nesisekdavo ištarti, jie sakydavo Savikas, Savikas, Zavikas, visokių savo pavardės variantų esu girdėjęs per visą gyvenimą, o apie Žydrūno ištarimą tai iš vis nėra kalbos, jie tai pagrindinę vadindavo Zaidrūnas, visokiais kitokiais dalykais ir tiesiog žmonės nebelauždami liežuvio nutarė mane vadinti Big Z. Tas pats atsitiko su Žydrūnu Ilgausku, krepšininku, kuris nors ir nebuvo toks didelis, jis tik tai aukštas, bet vis tiek irgi gavo tą Big Z pravardę ir mes visiškai skirtingose tokiose sporto šakose būdami tas pravardės gavom iš angliškai kalbančių asmenų. Aš manau, kad tai mano pravardė yra apie 20 metų, jeigu nedaugiau, kaip jau taip labai pradėjo mane vadinti. Ir va taip ir gavosi. Ir mane pasaulis žino kaip Big Z daugiau, nes mano vardą pavardę vargu ar iš tų fanų milijonų pasaulyje vargu ar vienas kitas tik ištartų. O tas žiniasklaidos puolimas, ta kaip pavadinkim ataka prieš jūs, bandymas, kaip jūs sakot, sumenkinti, gal tai kaip nors yra susijęs su dalyvavimu sausio 13 mitinge? Tai kad būtų viskas atsitikę po sausio 13, tai tada būtų galima susijęti. Bet tai prasidėjo prieš kelis metus jau. Tai iš tikrųjų dar nebuvo jokios sausio 13 minėjimo, jokių mitingų, net nebuvo jokių pandemijų, kur aš tikrai pasakiau labai kritiškai valdžios atžvilgių, visos valdžios, ne tik šios vyriausybės, bet ir praeitos. Viskas prasidėjo kur kas anksčiau. Aš net nesupratau iš tikrųjų, kada tai prasidėjo, bet aš manau, kad šitas mano puolimas netgi yra inicijuotas iš Maskvos, iš Putino.
nes kiekviena šalis, kuri turi žmonės patriotus, reikia juos menkinti. Kadangi esu tikrai visą gyvenimą buvau Lietuvos patriotas, tai kaip mane sumenkinti lietuvių pačių akivaizdų? Pabandyti mane padaryti kaip kabutėse vadinamų kažkokiu ten vatniku, kažkokiu marginalu, dar kažkuo. Ir jeigu tu kartuosi daug kartų, tai žmonės ir pagalvos, kad vatnikas. Nu dabar žmonės nepažįstantis manęs, nežinantis mano politinių pažiūrų, jokių mano apmąstymų, nes aš labai retai kada diskutuoju apie tokias geopolitinės dalykus, daugiau apie tokius žemiškus dalykus, jie nutarė, kad staiga aš esu kažkoks ten vatnikas. Tai įsivaizduokit, taip buvo prieš pandemiją, prieš sausio 13. Tiesiog, kai kam rytuose labai nepatinka, kad maža šalis, Lietuva, turi stipriausią pasaulio žmogų. Kaip reaguoja jūsų šeima, kai pamato, perskaito informaciją žiniasklaidoje ir ne visai teigiamai atsiliepiama joje apie jūs? Tai jie pripratę, mane juk puolė kokį 20 metų, kad aš dopingą naudoju, kad galiūnas esu, kad stiprus. Prie beleko kabinėjosi, žodžiu, nes esmė tai, tiesiog esu neparankus žmogus, nes aš visada sakau tiesą. Tai čia, kaip prisikabinti, tai čia yra jau fantazijos dalykas. Tai galime teigti, kad tiesa ne visiems yra paranki. Nesakyčiau, kad ne visiems. Didžiai daliai žmonių tiesa yra palanki ir jie nori tiesos, bet tokia jau mūsų visuomenė, kad dažniausiai į tuos valdžios postus, į tokius net va dabar, kaip pasakyti, influencerius tos populiarius, patenka daugiausia žmonės, kurie melas yra primtinas. O paskutiniais metais tai stebima tendencija, kad melas tapo norma, nes mes matome iš žiniasklaidos vien tik tai melą. Tai būdavo juk ir tiesos kartais tarp to melo, kropelytę papuldavo, bet dabar jau tiesos tai nelabai rasime, nes, kaip matome, yra valstybė griaunama, valstybė išvagiama, bet aš nemačiau nei vieno žurnalistinio straipsnio per paskutinius 2 metus, kad jie būtų kažkokią iškapstę ten sensaciją, kaip kažkas kažką sukombinavo, pavogė arba apie kažkokius korupcinius ryšius. To nebėra, dingo viskas. Sakykite, ar ateityje dar planuojate kažkokių tai sportinių siekių ir toliau didinti žinomumą Lietuvos? Taip, aš didinsiu Lietuvos žinomumą tiek būdamas sportininkas, tiek nebūdamas juo. Ir dar šiais metais ruošiuosi dalyvauti varžybose, garsinti Lietuvą, kiek leidžia jėgos. Ir kad ir kaip mane pultų ir nemėgtų, Lietuvos priešai, tiesiai šviesiai vardykim tos žmonės, kurie mane puola, nes jų kiekviename iš jų yra arba senelis, arba tėvas, buvęs arba KGBistas, arba strybas, arba koks komjaunuolis. Jeigu gerai pasiknysime, visų biografijos yra labai suterštos ir jiem aš esu rakštis tikrai, kuri negali. Aš esu tiek žinomas pasaulyje, kad juos visus kartus sudėjus nežino jų niekas. Ir kaip tokį žmogų, kuris dar sako tiesą ir neturi jokios KGBistinės praeities ar kvapelio, tai jam labai yra apmaudu ir skaudu. Ačiū Jums labai už pokalbį ir iki. Prašau, visą.